Cholesterolis pati iš savęs yra neutrali riebalų molekulė. Ir čia yra žodis esminis neutrali, ar ne? Tai nėra kažkoks blogis ar dar kažko. Cholesterolis mums yra labai reikalingas, nes tai prisideda prie įvairių procesų mūsų organizme. Ir problema yra iš tikrųjų ne riebaluose, o kad būtent su kuo jie susijungia. Nes cholesterolis yra pats savo, jisai plaukioja, neutrali ta molekulė ir jinai susijungia arba su didelio tankio lipoproteinais baltymais arba mažo tankio lipoproteinais, irgi baltymas. Ir taip jau keliauja mūsų organizme, ar ne? Tai tie didelio tankio lipoproteinai visuomenė yra suprantama, kad čia yra gerasis cholesterolis, o mažo tankio lipoproteinai turi tokį vardą kaip blogasis cholesterolis. Kaip sužinoti, koks pas mus yra tas cholesterolis, kokia mūsų riebalų apykaita organizme, ar ne? Tai yra tyrimas ir reikėtų atlikti visą lipidogramą, ar ne? Kas tai yra? Tai vienas bendras cholesterolis neturėtų būti žiūrimas. Dažnai žmonės sako, pas mane cholesterolis 6, pas mane cholesterolis ten 7, nesvarbu, ar ne? Tai nieko nesako, ar ne? Taip, tai jau pasako, kad yra kažkokie uždegiminiai procesai organizme, bet tai nepasako nei priežasties, nei kodėl, nei apie ką tai apskritai yra, nes priežasčių yra labai daug. Lipidograma yra sudaryta iš bendro cholesterolio, trigliceridų ir bendro cholesterolio frakcijos yra didelio tankio lipoproteinai ir mažo tankio lipoproteinai. Kai mes matome, kad yra aukštas cholesterolis, tai dėka tų frakcijų mes galime pasižiūrėti, iš kur ateina tas aukštas cholesterolis. Ar iš mažo tankio lipoproteino, ar iš didelio tankio lipoproteino. Ir jau priežastys yra skirtingos. Dažniausiai pas žmonės bendras cholesterolis yra padidėjęs mažo tankio lipoproteinų sąskaita. Čia to taip vadinama blogojo cholesterolio, kuris nėra jau šiaip visai blogas. Dažnai žmonės išsigąsta vien žodžio cholesterolis, nors iš tiesų be jo mūsų kūnas apskritai negalėtų funkcionuoti. Cholesterolis yra būtinas hormonų gamybai, ląstelių membranų struktūrai ir vitamino D sintezei. Kai gauname kraujo tyrimus, daugelis žiūri tik į vieną eilutę – bendrą cholesterolio kiekį. Tačiau šis skaičius savaime dar nieko nepasako. Svarbu vertinti visą lipidogramą ir jos dalis – didelio tankio lipoproteinus, mažo tankio lipoproteinus, trigliceridus, jų tarpusavio santykius. Ir būtent čia daug kas pasimeta. Todėl parašiau jums nemokamą PDF gidą, kaip suprasti lipidogramą. Jame aiškiai ir paprastai paaiškinu, ką reiškia kiekvienas rodiklis, kokios turėtų būti jų normos ir kada jau verta sunerimti. Jei norite išmokti suprasti savo tyrimus ir juos skaityti be panikos, atsisiųskite šį gidą. Nuorodą rasite žemiau video aprašyme. Tai visų pirma reikia nustatyti priežastį, kodėl taip yra. Apie 75% cholesterolio sintetina mūsų kepenys. 25% maždaug jau mes gauname su maistu. Jeigu iš maisto mes gauname tik apie 25%, tai jau yra suprantama, kad reikia žiūrėti turbūt į kitą pusę. Deja, bet ypač anksčiau buvo taip daroma, kad jeigu yra aukštas cholesterolis, tai žmonėms sakydavo nevalgyti kiaušinių, grietinės, ten visokių riebalų, mėsos ir panašiai. Tikrai žmonės atsisakydavo gerų produktų, sveikų riebalų, nes jiems pasakyta, kad jų cholesterolis aukštas ir va čia yra atseit priežastis to. Tada, kodėl mūsų kepenys taip perdėtai gamina tą cholesterolį, ar ne? Nu tai dėl ko tai gali būti? Gal yra kažkoks stresas, ar ne? Nes cholesterolis reikalingas streso hormono kortizolio gamybai, ar ne? Gal yra užsistovėjusi tulžis, nes tulžies pūslė, jinai pati tulžies negamina, jinai ją laiko, o kepenys gamina tulžį iš cholesterolio. Pas tikrai, turbūt didžiąją dalį mano klientų yra būtent problema su tulžies nutekėjimu, ar ne? Tulžis yra užsistovėjus, per tiršta ir kokios to pasekmės, kadangi tulžis yra vienas pagrindinių antiseptikų mūsų organizme, tai tada prasideda žarnyne disbakteriozė, pilvo pūtimas, kažkokie grybeliai ir panašiai, ar ne? Tai irgi reikia žiūrėti, jeigu jau pas žmogų yra
užsistovėjusi tulžis, tai visada atsilieps ir lipidogramai, ar ne? Tai ieškoti priežasties, kodėl, ar tai tikrai vien tik mityba, nes taip, tai gali būti ir mityba, bet gali būti ir dar kitos priežastys, ar ne? Gal pas žmogų yra didelis vitamino D trūkumas, gal jisai suvalgo nepakankamai baltymų. Ir atskirti tai, kad tai nėra vien tik tai mityba. Tai kas iš tikrųjų užkemša tas kraujagyslės? Cholesterolis savo plaukioja ramiai ir viskas su juo yra gerai, mums jisai yra reikalingas. Problema atsiranda tada, kai žmogus valgo daug cukraus, ar ne? Tai gali būti gliukozė, fruktozė, tai gali būti pyragai, alkoholis, visokie desertai, viskas, kas turi cukraus, ar ne? Tai esmė tada ir atsitinka, kad yra gliukozės kraujyje pasidaro per daug, ar ne? Tiesiog organizme. Organizmas nebegali jos utilizuoti, ar ne? Jisai pasiima gliukozę tiek, kiek reikia mūsų energijai ir tada jau lieka jos per daug. Kaip ir minėjau, mums tų greitųjų angliavandenių, jie mums iš tikrųjų nėra reikalingi. Organizmas gliukozę pilnai gali pasiimti iš daržovių, žalumynų, vaisių, uogų, viso grūdo kruopų, ar ne? Bet kai kadangi mityba pas daugumą yra labai saldi, labai perdirbta, tiesiog tos gliukozės kraujyje pasidaro per daug. Tada jinai tą gliukozę pažeidžia kraujagyslę, ar ne? Prisikabina prie sienelės ir kažkokius jau ten pradeda uždegiminius procesus daryti, ar ne? Tada plaukia cholesterolis ir jisai mato, aha, gliukozė čia kažką daro su ta sienelė kraujagyslės. Reikia sutvarkyti šitą procesą, ar ne? Ir jinai prisikabina prie tos gliukozės molekulės. Tada plaukia kita cholesterolio molekulė, ne? Ir jos taip viena ant kitos ir susidaro tą vadinamą cholesterolio plokštelę ir tada užsikemša kraujagyslės. Taip? Tai problema yra ne riebaluose, o būtent kai mes valgom riebalus kartu su rafinuotais angliavandeniais. Tai pavyzdžiui, ne lašiniuose problema, o kai mes valgom lašinius su duona, su greituoju angliavandeniu, ar ne? Kai mes valgom, pavyzdžiui, saldainis, tai yra riebalai ir cukrus, tortas yra riebalai ir cukrus, ar ne? Burgeris, riebalai ir greitas angliavandenis, taip? Ir dar svarbi lipidogramos frakcija yra trigliceridai, tai jie turi būti griežtai iki vieneto, ar ne? Ir jie būtent ir parodo. Jeigu jie yra virš vieneto, tai aš iškart jau suprantu, viskas, žmogus valgo per saldžiai, per riebiai, jisai valgo daug greitųjų angliavandenių ir čia jau tada yra apie mitybą. Tiek per aukštas cholesterolis, tiek per žemas cholesterolis irgi nėra gerai. Pavyzdžiui, žemą cholesterolį stebiu dažnai pas klientus vegetarus arba veganus, nes tiesiog, kadangi atsisako gyvulinės kilmės riebalų, tai neužtenka tada to cholesterolio steroidinių lytinių hormonų gamybai, hormono kortizolio gamybai. Ar ne? Tai irgi organizmas tada neturi resursų ir gali dingti, pavyzdžiui, ar menstruacijos. Gali žmogus tiesiog negebėti susitvarkyti su stresu vien dėl to, kad neužtenka tiesiog kortizoliui, tiesiog labai paprastai. Turi būti nuo 4,5 iki 5,5 idealiam variante. Kai žmogui yra diagnozuojamas aukštas cholesterolis, tai bent jau anksčiau tai eliminuodavo tam tikrus produktus, kurie, kaip minėjau, iš tikrųjų mums yra reikalingi. O dabar žmogui yra tiesiog rekomenduojami statinai. Statinai yra vaistiniai preparatai, kurie tiesiog prievartos būdu mažina cholesterolį, ar ne? Bet jie neišsprendžia problemos, kuri yra tikroji priežastis to aukšto cholesterolio. Išgeriam statinų, viską sumažinam, bet tai organizmas jisai toliau bandys duoti signalą, kad man blogai. Ne? Tiesiog atsiras kažkoks ar kitas susirgimas, ar dar kažko, ir tai iš tikrųjų nesprendžia jokios problemos. Dabargi žmonės geria statinus, kad neturėtų širdies ir kraujagyslių ligų, ar ne? Bet koks yra statinų šalutinis poveikis? Statinai blokuoja fermentą, kuris yra reikalingas cholesterolio gamybai. Bet tas pats fermentas yra reikalingas ir kofermento Q10 gamybai. Taip? Q10 mūsų organizme, jisai yra reikalingas tam, kad mitochondrijos ląstelėje gamintų energiją. Jeigu paprastai žodžiais pasakyti, tai reikalinga tam, kofermentas Q10 reikalingas, kad mes turėtumėm energijos, ar ne? Kad galėtumėm būti sveiki, gyvybingi ir panašiai. Tai kai statinai, kadangi jie slopina Q10 sintezę, pradeda trūkti energijos raumenyse, širdyje, ar ne? Ir dažnai kaip tik nuo statinų gali atsirasti širdies ligos.
Jeigu jau žmogus turi labai daug viršsvorio, labai prasta mityba, tai gali būti, kad tų vaistų reikia ir tai gali išgelbėti gyvybę iš tikrųjų, ar ne? Bet tuo pačiu paraleliai reikėtų dirbti su priežastimis. Yra papildų, natūralių, kurie tikrai veikia panašiai kaip statinai. Ne? Tai pavyzdžiui, česnako ekstraktas, raudonųjų ryžių mielės. Pavyzdžiui, Šveicarijoje, jeigu žmogus turi aukštą cholesterolį, tai jam nebūtinai iškart statinus skiria. Jo klausia, jūs norit vaistiniais preparatais ar natūraliais. Ir pavyzdžiui, raudonųjų ryžių mielės yra labai populiarus papildas, kuris tikrai veikia panašiai kaip statinai. Ar ne? Jie mažina cholesterolį labai stipriai. Visi senoviniai receptai, aš jau minėjau česnako ekstraktą, ne? Bet senoviniai receptai būdavo ten česnako vanduo, česnako užpiltinės. Čia ne šiaip sau, čia irgi viskas į tą temą. Toliau, pavyzdžiui, granatų ekstraktas, bet čia turėtų būti papildo formai. Pats granatas turi daug fruktozės, tai turėtų būti jau ekstraktas kaip papildo formai, tai jisai apsaugo kraujagyslės, jas atstato, jeigu jos buvo pažeistos, ypač po operacijos, ar ne? Tie patys svogūnai, česnakai, bet irgi, jeigu pas žmogų yra problemos su skrandžiu, tai jis jau negalės valgyti tų česnakų ir svogūnų, ar ne? Tai va čia ateina būtent tas papildo forma, ar ne? Tai čia nereikėtų eksperimentuoti pačiam, čia jau reikėtų kreiptis į kvalifikuotą specialistą. Dabargi, jeigu jau jūs geriate statinus, tai kartu papildų mažinančių cholesterolį stipriai vartoti nereikėtų, ar ne? Nes gali būti labai jau toks žemas efektas, arba mažinti ten dozę, vieną palaipsniui keisti. Tai čia jau tikrai netgi nutriciologas turėtų dirbti kartu su gydytoju, ar ne? Bet dabar yra labai svarbus momentas apie žuvų taukus. Žuvų taukai nebūtinai yra lygų omega-3. Kaip tai veikia? Tie ypač pigus žuvų taukai vaistinėje, tai dažniausiai gali būti, jeigu jūs pasižiūrėsit sudėtį, tai gali būti tiesiog parašyta žuvų taukai, fish oil ir viskas. Rašoma tai fish oil, iš jų omega-3. Ir jeigu ten yra mažiau negu 50%, jeigu omega-3 sudaro mažiau negu 50% nuo visų žuvų taukų, tokio papildo pirkti nereikia. Tai nėra geras papildas, ar ne? Tai va čia irgi reikia būtinai žiūrėti, kad būtų daugiau. Ir toks papildas bus veiksmingas, o visa kita yra neveiksminga. Jeigu žmogus sportuoja, tai jo organizme bus mažiau gliukozės, ar ne? Ir tada ta gliukozė negadins cholesterolio molekulių ir tiesiog mažiau susidarys tų cholesterolio plokštelių. Tai čia labiau toksai kelias. Bet kad tiesiogiai tai veiktų cholesterolį, ne. Bet sveikas gyvenimo būdas yra labai svarbus, aktyvus gyvenimo būdas yra labai svarbus. Apskritai nėra taip, žiūrėkit, nutriciologas dirba per tokias kaip 3 kolonas, ar ne? Tai yra mityba, tada gyvenimo būdo įpročiai ir jau eina papildai. Tai jeigu žmogus vien tik gers papildus, nieko nebus, ne? Jeigu mityba yra bardakas, jeigu yra hipodinamija, žmogus nejuda, nieko nebus. Jeigu žmogus valgo pilnavertiškai ir geria ten kokius papildus, tai irgi, bet jisai sėdi visą dieną, irgi nieko nebus. Ta prasme, nes užsistovės tulžis, prasidės kažkokie skausmai nugaroj, dar kažko. Turi būti visi šitie 3 aspektai, ne? Ypač mityba ir gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas, ne? Žmogus yra sutvertas judėti. Anksčiau buvo sakoma, kad dienos žingsnių norma buvo 15 000, ne? Po to jau 10 000. Dabar jau tas keičiasi į 7 000, ne? Tai aš dar lieku, kad minimum 10 000 dienoj žmogus turėtų padaryti. Ką daryti? Mažo tankio lipoproteinai. Išsiaiškinti, kodėl, ta prasme, čia ar stresas, ar tulžis, ar mityba, ar ne? O didelio tankio lipoproteinai tai dažnai yra apie omega-3, ar ne? Ir va čianai tiesiog reikėtų įtraukti produktų, kurie turi omega-3. Pavyzdžiui, riebi žuvis, ar ne? Nes tikrai žmonės suvalgo to nepakankamai. Riebios žuvies, kad gauti savaitės normos dozę omega-3, reikėtų valgyti 2-3 kartus savaitę, ar ne? Kiek žmonių taip daro? Tai visų pirma, kaip minėjau, reikėtų atsisakyti cukraus ir visų rafinuotų angliavandenių, taip, kad nevyktų kažkokie neigiami procesai. Kokių produktų? Tai bandelės, saldainiai, desertai, pyragai, tortai,
visur, kur yra derinamas greitas angliavandenis su riebalais, ar ne? Pilnavertė mityba, jinai turi būti skani, jinai turi būti pilnavertė. Paimkim, ten baltymai, ar ne? Tai nieks neeliminavo riebios žuvies, nieks neeliminavo jūros gėrybių, nieks neeliminavo subproduktų, paštetų, liežuvio, visko, ten įvairių tokių dalykų, kur žmonės jau pamiršo. O iš saldaus, gerai, tai yra sveiki desertai. Galima, pavyzdžiui, daryti sveikus saldainius, kepti sveikus braunius, yra sveikų miltų be gliuteno. Tešlą galima daryti, pavyzdžiui, ant trinto vaisiaus, ar ne? Nes gliukozė netaip stipriai šaus į viršų, ar ne? Maistas neturi būti kažkoks mandras, mes neturim stovėti prie puodų, maistas turi būti paprastas, tiesiog jisai turi būti suderintas. Taip, iš vakaro, bet užsimerkti ankštinius, tikrai nėra sunku, ar ne? Tada ir dozė, kaip čia ta norma susiplanuoja, ar ne, užsimerki viskas ryte, kol vaikštai, prausiesi, šukuojasi, rengiesi, jie jau išverda, suvalgai, pabarstai sėklom, užpili sveikų aliejum, nesunku. Lęšiai, kurie yra įvairių spalvų, ar ne? Raudoni, žali, rudi. Pupelės irgi įvairių spalvų. Mungo pupuolės, skaidulinės pupuolės, ne? Grikiai, jie gali, čia jau ne ankštiniai, bet irgi jie turi baltymą. Tai gali būti kepinti ir žali. Bolivinė balanda arba kinva, irgi jinai yra 3 spalvų, jinai irgi turi baltymą, ar ne? Tai angliavandenis su baltymais, irgi įvairiausių. Va tas ir yra, man klientai būna sako, tai gerai, man dabar nevalgyti gliuteno, pieno ir cukraus, tai ką man valgyti? Ir tada papasakoju jiem, kokia ten ta gali būti ta mityba, kokie aš, pavyzdžiui, nespėju visko valgyti, kiek visko yra. Tiesiog galima mėsą, daržovės pasipjaustyti, dėti į orkaitę, ar ne? Tenai jau jūs turit baltymus, angliavandenius, tada kažkokias ar ten kruopas, ar sėklom pabarstyti, aliejus nerafinuotas, viskas. Tai yra taip paprasta. Tai kur gali padėti nutriciologas, ne? Kaip dirba nutriciologas? Pavyzdžiui, turiu klientų, kurie jau ateina geria statinus. Nutriciologas nėra gydytojas, jisai nediagnozuoja. Nutriciologas neturi teisės atšaukti gydytojo vaistų, ar ne? Gydytojas yra aukščiau ir gydytojas, jeigu jau paskyrė vaistus, viskas, jie yra. Kągi mes darom? Gerai, žmogus ateina, su tais jau geria tos statinus. Mes išsiaiškinam priežastį, kodėl tas cholesterolis buvo aukštas pirmoje vietoje, ar ne? Gerai, koreguojam mitybą, gyvenimo būdą, ar ne? Kodėl tas cholesterolio frakcijos didesnės, gal ten kokia hipoteriozė ar hiperteriozė, ar ne? Tai irgi gali įtakoti. Kas tai yra? Hipoteriozės, kai skydliaukės veikla sulėtėja, hiperteriozė, kai jinai jau yra per daug aktyvi, ar ne? Tai irgi gali įtakoti cholesterolio rodiklius. Jeigu žmogui yra angliavandenio apykaitos sutrikimas, kaip jau minėjau, aukšta gliukozė, tai atsilieps lipidogramoje, ar ne? Tai mes išsiaiškinam, kodėl tas cholesterolis aukštas, ar ten vitamino D trūkumas dar, ten iš tikrųjų daug. Viskas. Ir mes dirbam po truputį, nėragi taip, kad žmogus pasikeičia per vieną naktį, ar ne? Keičiam mitybą, keičiam gyvenimo būdo įpročius, keičiam tiesiog tai, kas išsprendžiam, eliminuojam tą pirminę priežastį, kodėl jisai pasidarė aukštas. Tada žmogus nueina pas gydytoją, papasakoja apie savo pokyčius, gydytojas atšaukia statinus, taip, ir tada žmogus jau gyvena savo paprastai. Ir mes, aišku, stebim tą lipidogramą. Jeigu paprastam žmogui, kuris neturi problemų su riebalų apykaita, lipidogramą pasidaryti rekomenduojama kartą metuose, tai jau žmogui, kuris turi problemų su riebalų apykaita, su angliavandenio apykaita, tai jau reikėtų šiek tiek dažniau pasidaryti tos tyrimus. Nėra stebuklingos tabletės. Joks gydytojas gali išrašyti vaistų, bet jis neišspręs tos problemos už jūs. Atsakomybę reikia prisiimti ant savęs. Čia yra mano kūnas, mano sveikata, aš už jį atsakinga. Kaip aš jausiuos, taip ir bus. Kaip pasiklosiu, taip ir išsimiegosiu.